Sveiki, draugai, bičiuliai, tiesiog ūžia burzgia visas internetas, visi sisteminiai reikia staugia, vajezau, čia celofanas pasiūlė iššaudyti. Celofanas pasiūlė tokius pidarasus kaip Slavka iššaudyti ir aš specialiai tai pasakiau. Puikiai supratau, kai išgirdau skambutį, tiksliau telefone išgirdau Slavkos balsą, puikiai supratau, su kuo turiu reikalą, bet žinokit, aš dažnai įsiviliu į tokias provokacijas, nes kiekvieną kartą, iš tikrųjų jie galvoja, kad jie kieti, bet kažkaip kiekvieną kartą suvarau aš juos ant pokalbių, nes labai silpni yra, nes jie žino tik tai 3 argumentus, kad Rusija puola Slavą Ukrainą, daugiau, ir bezdalus suleiskit, daugiau nieko nesugeba pasakyti, nes argumentų jie neturi niekada nei vienoje diskusijoje, tai čia galiu sutrypti bet ką, nes tiesa yra mano, tiesa yra mūsų pusiai ir mes tą puikiai žinom ir jie tą puikiai žino, tik tai jiem reikia tą dainuoti. Tai čia užsitriedė, apsitriedė, žodžiu, čia žiniasklaida visą rašo, sakau, aš kažkaip net nesureikšinau to skambučio, net neviešinau to skambučio, net, kažkaip tai, paskambino eilinis provokatorius, tai čia man būtų įdomiau jau kokia nors, jau senai kas beskambino, beklausė, jau kad kokius kodus telefono pasikeisti ar ten dar kažkokį, tai šitai būtų įdomiau. O šitie veikėjai, paskambino, bet pasakysiu labai atvirai, man žinokit, labiausiai gaila šitoj situacijai Merūno. Merūnas su tokiais suskiais, su tokiu šūdu susidėjo, dabar pats Merūnas šūdu pasidarė. Man realiai aš tikrai jį laikiau tokiu, kaip sakant, vertinau jo tą talentą, jo tą gebėjimą. Apie Merūną žinau gan nemažai ir žinau senai, kai jis dar prieš čiut ne 20 metų, kiek čia praėjo, dabar jau to laiko nemažai, tapo žinomas, bet kad taip susimesti, aišku, sklinda sąmokslo teorijos, kad Merūnas šiuo metu turi mažiau koncertų, turi finansinių problemų, namukas pastatytas berods į skolą. Tai, ir reikia, kaip sakant, parsiduoti piderastam ir eiti ten ir šnekėti tą, ką reikia šnekėti. Tai gaila Merūno, žinokit, man realiai, bet ką padarysi, Merūnas pasirinko ir parodė, koks tai yra iš tikrųjų. Nieko nepadarysi. O dėl šitų visų veikėjų, žinot, dar labai įdomiai Delfi, kažkodėl jie nerodo žmonėm ir savo auditorijai pilno viso pokalbio. Ogi buvo, jeigu kas atidžiai klausė tą pokalbį, taigi Slavka pasiūlė mane parvežti iš Baltarusijos gabalais. Tai čia ką reiškia toks pasakymas. Merūnas pasiūlė sudeginti, bet Delfi irgi to nerašo. Delfi tik tai rašo, ar ten visi kiti tie portalai, jie tik tai rašo, ką aš pasakiau. Bet aš nebereikalo tą pasakiau. Nes numaniau, kad tai gali išsipūsti, bet nesitikėjau, kad tai antiek išsipūs. Dabar, žinokit, laukiu, kada bus pradėtas ikiteisminis tyrimas. Dėl šitų mano pasakytų žodžių. Ir tada bus labai gražu palyginti ir pamatyti visus šitus reikalus, kaip Valinskas siūlė šaudyti tokius kaip Tomaševskis, kaip Algis Ramanauskas siūlė šaudyti žmonės, kurie klausosi rusiškos muzikos, kaip Svaras siūlė šaudyti, kaip Kasčiūnas, jie visi, kas tik netingi, siūlo šaudyti. Jasiukevičius, berods, irgi tengi tokių pasiūlymų yra visokiausių davęs, bet nei vieno dėl to ikiteisminio tyrimo. Nei vieno dėl to ikiteisminio tyrimo, nes jiem šventieji. Pasižiūrėsim, kaip elgsis dabar prokuratūra šiuo atveju. Ar pradės kokį nors ikiteisminį tyrimą ar ne. Jeigu jie vis dėlto atsisakys pradėti ikiteisinį tyrimą, tai tada jau galima tikrai suprasti, kad Lietuvoje nėra dvigubų standartų ir prokuratūra vertina, kad vienas kitų siūlymas kitų šaudyti, tai čia jau dabar šių laikų norma pasidarė. Reiškia tokia nauja norma, nieko kitaip nepadarysi. Tai turėčiau prašymą dar jūsų visų, kas tik tai galit komentaruose ar privačiai mum atsiųskit. Iš esmės daugumą tą įrašų turim, bet gal kokį nors esam kada nors pražiopsoję, kažkur nepamatę. Tai vėlgi tos visus siūlytojų šaudyti. Tai gal tiesiog komentaruose mestelkit vaizdo įrašus ar nuorodos ar dar ką nors, kur visi šitie veikėjai, kaip jau minėjau, Valinskas, Algis Ramanauskas, Svaras, tas jisai Gabrielius Liaudanskas, tikras vardas pavardė, Kasčiūnas, visi šitie veikėjai, ten berods, Sinica nesiūlė ten, tik tai tada Kasčiūnas kažkaip taip pasakė, ar kažkokia ten buvo irgi situacija. Žodžiu, visi šitie konservatininkai, nepriklausomai nuo tų, kokioje partijoje yra, siūlė šaudyti žmonės.
Įmeskit komentarą, pamatysim, arba jeigu kur matėt, įmeskit nuorodą ar parašykit, kad, žodžiu, žinotume tą ir kad jiem parodysim, ir jeigu prokuratūra pradės ikiteisminį tyrimą, mes irgi pateiksim tos duomenys ir sakysim, čia yra nauja norma. Čia yra viskas labai normaliai, čia viskas gerai. Man dar žinot, kas įdomu, kaip jie, pavyzdžiui, jeigu pradės ikiteisminį tyrimą, tai aš apklausoj būtinai sudalyvausiu, mangi gali atsiųsti elektroniniu paštu nuorodą prisijungti ir aš galiu tikrai apklausoj nesunkiai sudalyvauti. Man tik įdomu kardomąją priemonę. Irgi duos rašytinį pasižadėjimą neišvykti. Tai va, tai draugai, laukiu komentaro, žiūrim, kas toliau. Iš tikrųjų, pastebim ir komentaruose viešoje erdvėje mačiau vis dėlto nusivylę žmonės baisiai Merūnų, tame tarpe ir aš. Aš tikrai, kad Slavka viskas aišku. Yra jau ten žmogus su diagnoze, aš dar pakelsiu tokį klausimą dėl Slavkos apskritai. Tokia myslė. Neturi žmonos, neturi vaikų, lenda prie svetimų vaikų. Kas? Ane? Tai Slavka, aš tik tai klausimas myslė yra, kitką noriu paklausti. Dažnai tas žodis dabar iš P raidės prasideda ir eterija. Tai aš noriu ir Slavkos paklausti. Tu neturi nei žmonos, nei savo vaikų. Ko tu trankaisi po tos vaiknamius ir tas ligoninės ir ten klauną tą vaidini? O gal turi kokių silpnybių, gal turi kokių paslapčių? Dabar skandalai vienas po kito dėl šitų veikėjų. O Slavka, kaip pas tave šitoje vietoje situacija? Nesivedi pas save vaikučių į namus? Man kyla tas klausimas. Nenustepčiau, kad kada nors Slavkai uždėtų antrankį, būtent dėl to, ką aš paminėjau. Nevardinu to žodžio, palauksim, laikas parodys. Bet man klausimų dėl šito veikėjo yra. Ir būtent tokie. Pažiūrėkite jo veidą. Aš ne veidotyrininkas, bet jūs ten daug ką galite jame pamatyti. O Merūnas, ką? Kai sunki finansinė padėtis ir parduodi velniui sielą. Viskas. Iki, laukiu komentarų.